Labas rytas, mūsų šiandien iš Las Vegaso. Jau ten tų kambarių nebefilmuoju, nes nieko naujo nebeparodysiu, viskas tas pats. Bet šiandien rytą pradedam iš Las Vegaso. Ai, čia pasirodo žaliava, net nebespėjau suprasti. Mes žygiuojam pačią garsiausią Las Vegaso gatvę, Fremont Street. Ir padarysiu 2 skirtingus video vieną dieną, kaip Las Vegasas atrodo kitą naktį, nes naktį jau vakar iš tikrųjų nemažai mes čia viską matėm. Labai įspūdingai atrodo, iš tikrųjų naktį čia dieną vaizdo iš vis nėra. Bet įdomu, neneigsim to, kad patirtis irgi labai įsimintina bus. O šiaip čia vat yra padarytas toks stogas, jisai visas keičiasi šviesos. Naktį įspūdingai atrodo, o galiu parodyti, ką čia prekiauja. Čia tokie vat į varžybas galiu užsidėti ant kaklo grandinės, blizgantis visokiausi rankinukai, kaukės, žodžiu, jeigu tik ko nors pritrūko, čia viską galima įsigyti. Jeigu nepamiršiu nufilmuoti vakare būtent šitos gatvės, įdėsiu palyginimui, kaip atrodo dieną ir naktį. Akivaizdžiai skiriasi ir, pavyzdžiui, dieną mane čia niekas nepatrauktų dėmesio. O naktį ėjom ir dairėmės, įsižioję, visur viskas blizgėjo, švitėjo, tikrai įspūdingai atrodė. Jeigu galvojate, kad Las Vegasas yra vien tik blizgučiai ir spindinčios švieselės ir vien pramogos ir gražumėliai, tai vat mes einam dabar tiesiog vieną iš pagrindinių gatvių. Einam nuo vieno objekto prie kito ir vat tokie vaizdeliai. Nieko, nei žmonių nesusitinkam, visokios kažkokios statybos. Mes artėjom Las Vegaso širdies link ir vat čia tikras gyvenimas. Šiaip žiauriai šitas mane nemalonus labai jausmas, net nežinau kaip apsakyti, labai jaučiuos nesaugiai dėl tokių, nes čia jų yra tūkstančiai neperdėtų. Ir jeigu dar bus proga pafilmuoti, gal tą ir padarysiu, bet tiesiog dauguma jų nemiega, o būna aktyvus, tai jų neis ir nefilmuosi visų iš eilės, bet čia žiauriai nesaugiai jaučiuos, labai nemalonus jausmas tuos visus gulinčius benamius matyti, bet nemalonu ne dėl to, kad jų gaila, bet dėl to, kad nesaugu ir nejauku labai. Turim tokį gražų ženklą, gal prieš saulę jisai apsišvietęs truputį. Bet ateinam į gatvės vidurį, kad gražų kadriuką išgautumėm. Aš degaliniai nusipirkau tokį gėrimą, šitas visas toksai indas kainavo $2.28 centus, nes 28 centai mokesčių. Aivaras ką tik norėjo nusipirkti cigarečių ir mes cigarečių negalėjom nusipirkti, nes reikia ID kortelės, kažkokios vietinės gal, nes daviau savo pasą, sakė pasas netinka, nes jie turi barkodą nuskaičiuoti. Išsitraukiau ID, lietuvišką ID paso kortelę, nuskanavo ir sako, ne, šitas netinka. Tai žodžiu, kažkur nurodė, net nespėjau įsidėmėti, kur sako, iki ten su pasu parduos. Tai žodžiu, dar su cigaretėm yra reikaliukų, ne visur ir ne bet kaip gali gauti jų. Šiaip Aivaras turi įsidėjęs iš Lietuvos nemažai cigarečių, bet tiesiog norėjau pabandyti ir šiaip buvo visai nebloga kaina, net mažesnė už Lietuvos. Ir galvojam su... Ir čia mėtinių yra. Jo, ir mėtinių dar turi, nes Lietuvoje tokių nebėra, jau uždraustos visos mėtinės, tai kol kas liks nepabandęs, gal dar kažkur pakeliui pasitaikys, kad galės nusipirkti. Šį kartą labai spalvingas autobusas, su kuriuo važiuosim. Čia tiesiog miestinis, eilinis autobusas. Dabar važiuosim iki pagrindinio Las Vegaso ženklo. Dabar važiuojam pro pagrindinius Las Vegaso objektus, viešbučius, kazino ir visą, kas čia blizga. Dabar mes važiuojam į kitą Las Vegaso galą, užfiksuoti Las Vegaso pagrindinę ženklą, kur visi atvirukai, visi magnetukai. Tai norim ir mes ten įsiamžinti. Spėk tik dairytis ir viską nužiūrinėti. Spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me. Matom priekyje pagrindinį Las Vegaso ženklą, prie kurio visi nori įsiamžinti, nes čia jau kaip vizitinė Las Vegaso kortelė.
Bet kaip matot, kokia yra eilė ir tiesiog nieks čia nesiskubina, visi savo reikalais užsiėmė, fotkinas kiek nori, lauksim ir mes. Kaip mes su Aivaru juokėmės, dar net Egipto piramidžių nesam matę, bet jau būsim pabuvoję. Artėjam prie viešbučiukų, visi trys, kai pradėjom darydavo video šnekėdami. Nu, įspūdingi čia va tie viešbučiai, tikrai. We spent our days on the coast of something beautiful. Smagus tokie magnetukai pasirodė. Na, Paryžiaus Eifelio bokštas toks didelis, kad net netelpa į kamerą. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Mums leido užeiti į Cezario viešbutį, tai dabar pafilmuosiu visokiausių grožybių. Galit visi smusteris pamatyti, man tai kurtu. Kaip gražu viskas, švyti, blizga, kiek vat nereik daug žmogui blizgučių. Ir čia vyrai sako, kad netikros, aš esu įsitikinus, kad čia yra gyvos gėlės. Nes netgi matosi va šitą lelyje čia sužeista arba tikrai tik gyvos gėlės, žiauriai įspūdinga. We spent our days on the coast of something beautiful. Štai baras. Žmonių krūvos, minios, jie čia gyvena savo gyvenimus, vat, geria, valgo, neaišku, ką jie čia veikia, iš kur jie čia yra, bet visi savo reikalais užsiėmė. Ir pirmą jaučiu pasaulį vietą, kur manęs neerzina, kad tiek daug žmonių, nes nesuvokiu, kad kitaip ir nebus. Nu ir kaip Cezario viešbutis be pačio Cezario. Įspūdingai čia viskas atrodo. Hey, why did it take you so long? Hey, while I was dancing on my own. Hey, and now my prayers get answered in my darkest time. 'Cause now I found you. Priėjom Venecijos viešbutį, bandysim eiti ir į vidų, paieškoti, kur tie kanalai gražieji. Einam ieškoti, kur plaukia gondolos, bet kažkaip jų nesimato. Reikėjo ateiti iš kitos pusės. Štai. Las Vegase kaip Venecijoje. Bandėm kažkokį meną išlaužti, nelabai kas gavosi. Venecijos viešbučio tualetai. Venecijos viešbučio vidus įspūdingas. Čia kazino daryk, ką nori filmuok, niekam čia yra neįdomu. Eivariukas pozuoja. Nu, čia ant kiekvieno kampo atrodo noris vis kažką nusifotkinti. Čia mes esam Cezario viešbutyje. Nu, įspūdingi dekorai. Na ir dienos pabaigai atvažiavom išsinuomot mašinytę ir rytoj prasidės nauji nuotykiai.